Aš gal kokį tai, kaip sakant, realų pavyzdį. Vienas iš mano pažįstamų turi elektros energiją Čekijoje. Jis turi savo turbinas ir jie turi, kaip sakant, lišnos energijos, lišnos elektros energijos. Kad šitą energiją papultų į Lietuvą, reikėjo padaryti pastotį Lenkijoje, kad iš Lenkijos ateitų, iš Čekijos į Lenkiją ateina, o iš Lenkijos į Lietuvą, kur šalia stovi, nėra jos. Jie buvo pasiruošę finansuoti šitą viską. Kad dabar toks projektas maždaug užima 3-4 metus. Tai ką, galim būti šitą padaryti. Ir sakau, pagrindinis dalykas yra konkurencija. Kai yra konkurencija, yra normali kaina. Kai nėra konkurencijos, tai bus tokia ir kaina. Taip, buvo daug kalbama apie elektros jungtis su Lenkija, su Švedija. Jos dėja dar kol kas tik tai, kiek žinau, yra projektavimo stadijoje. Tai žodžiu, apie realų energijos gavimą iš tenai kol kas nėra kalbos. Norėjau paklausti gerbiamų svečių, kaip jums atrodo, pas mus socialinė sistema Lietuvoje, jūs žinote, pensijos, ypač senų žmonių, jos pensijos yra labai žemos ir dar jos buvo dabar apkarpytos. Norėčiau, kad jūs daugiau papasakotumėte, kiek žmogus turi išdirbti jūsų šalyje, kad gautų pensiją, kaip tai, kokios tos yra, ar tie privatus pensijų fondai, ar yra kaip pas mus Sodra, kaip pas jūs šita sistema. Vėl grįšiu prie to paties. Visą šitą situaciją konkrečiai, žinokit, konkrečiai lemia profsąjungos, kurios atsakingos už veteranų, reiškia gerbuvį, atidirbusių. Jeigu pensininkas negali išeiti į gatvę ir išsikovoti savo deramos pensijos, šitą turi padaryti profesinės sąjungos, ar tai bendros, ar tai sektorialinės, ir už jį draskytis, dovanokit, draskytis, išeiti į streiką ir kad nevažiuotų autobusai, nebūtų elektros ir tada žmonės gaus pensiją. Nieko neagituoju, bet tokia yra situacija visur pasaulyje. Jeigu jos čia tokios nebus, niekas jokios pensijos normalios gyvenime negaus, kadangi niekas nesuinteresuotas niekam jokios pensijos mokėti. Ja reikia išplėšti. Na, tokia, galima sakyti, karinga gaidelė mes turbūt ir einame prie laidos pabaigos. Šiandien svečiai buvę kauniečiai, Natanas Gitkindas ir Jaša Juborskis, šiuo metu gyvenantis Izraelyje. Ir dalyjosi savo įspūdžiais apie, kaip atrodo Lietuvoje gyvenimas, pasisvečiavo šią keletą dienų. Ir šią gaidelę mes turbūt užbaigsime laidą. Tai ačiū už dėmesį. Atsisveikiname su... Smagu buvo ateiti. Viso geriausia. Lietuva gali ir privalo būti kitokia. Teisiškai ir demokratiškai valdoma valstybė, kurioje kiekvienas pilietis turėtų teisę į laimę ir saugų gyvenimą. Išgirsti atvirai išsakomą kitokį požiūrį į valstybės valdymą bei žmogaus ir valdžios santykius. Tiesioginėme eteryje aktyviai dalyvauti svarstymuose ir tartis. Kartu spręsti ir jau šiandien kurti mūsų visų kitokią ateitį. Kviečia radijo stotis Pūkas laidose Kitokia Lietuva.